Labą dieną, pirties krosnių židiniai pristato naują papildymą. Jis, kaip sakant, ne visai naujas, tai yra 600 krosnį. Prieš tai YouTube filmukas yra apie 500 krosnį pasakoju. Čia yra 600 krosnis, galim pavadinti VIP klasės. Tai yra 600 krosnis yra išaukštinta iki židinio lygio. Turi papildomas apatinės groteles šalto oro paėmimui į garinę cirkuliacijai ir įstiklintos skaidrė keramika HRC. Tai reiškia su metalizuota pusė. Metalizuota pusė, ką tai reiškia? Tai stiklas taip greit perkaista iš vidaus, kad nesuspėja iš vidaus susirinkti ant stiklo suodį. Tai čia yra naujovė keramika. Yra brangesnė, aišku, negu karščius prie keramika, premium klasės. Bet užtat užtikrina žymiai švaresnį stiklą, kūrenant krosnį. Krosnis yra pati galingiausia, kurią mes gaminom. Skirta iki 40 viršų kubų garinių, taip pat kitų patalpų šildymui. Prieš tai mes pasakojom apie 500 krosnį. Kitų patalpų šildymui, tiesa, ten nerodėm grotelių. Tai mes dabar galim parodyti tas vadinamas groteles žaliutinės. Jos užsidaro, atsidaro. Tai jos statomos, dar kartą paminėsiu, prieš tai pasakojau pirmą filmukę. 30 cm nuo lūgų statomos. Tai reiškia, jeigu jūs kūrenat savo priepirtį, norit kūrenti, tai apšildyti, tai reiškia, uždarot ventiliaciją jūsų esamai gariniai, atidarot groteles vadinamos, krosnis pradeda kaisti, čia nebe akmenų dabar, šitoj krosnėje net 330 kg akmenų, tai yra labai didelis kiekis, todėl labai ilgai laiko šilumą. Labai ilgai. Jis gali laikyti iki 7-8 valandų šilumą tik gariniai, o jeigu palyginti, pavyzdžiui, dar kitų patalpų šildymui, tai iki 12 valandų tikrai. Tai dar pasakoju apie tas groteles priepirčių šildymui. Tai reiškia, kai kaista krosnis, šaltas oras užeina į garinę, karštas oras visą laiką kyla į viršų. Jeigu ventiliacija uždaryta jūsų gariniai ir cirkuliacija, reiškia, karštas oras išeina pro groteles. Panašiai per 2-2,5 valandos, jeigu dar priepirtis labai didelis, iki 3 valandų išyla jūsų garinė priepirtis, per tą laiką išyla akmuo įkaista krosnėje. Prieš tai kaip eiti naudoti garinę, vadinamą pirties procedūrų, groteles uždarė, kad neįtų garas, atidarot ventiliaciją garinį, atidarot visą laiką ne tas, kad tik tai pradėtų cirkuliuoti karštas oras vienodai gariniai. Palaukia pusvalandį, gali ateit naudoti garinę. Panaudoja garinę, vis tiek gariniai nesėdi žmonės po 10 valandų, 3-4 valandas, akmenyse kaitros tikrai užtenka dar kitų patalpų šildymui. Uždarė vėl ventiliaciją gariniai, atidarot vadinamas groteles, primenu, grotelės statomos 30 cm nuo lūpų, ir vėl karštas oras eina jums į esamą poilsio zoną, tai priepirtį. Dažnai žmonės stato mūsų klientų, taip sakant, ir į antrą aukštą išvedimą daro tų pačių grotelių patalpų šildymą. Tai tiek norėjau papasakoti apie mūsų krosnės papildymą. Dar kartą kartuoju, tai yra pati galingiausia mūsų krosnis. Yra jinai išaukštinta papildomai. Apvadas yra 8 cm, čia yra viskas papildomai. Nes standartinė krosnė 600, jinai tik tai turi 6 cm tarpą nuo žemės oro paėmimui. Aišku, landas žemiau stovi. Taip pat jinai, kaip ir visos mūsų krosnės, gaminamos iš 12 mm lygiuoto dujinio vamzdžio.
Vat, turi skaitytuvo sistemą tą pačią, kurią mes pritaikė visom mūsų krosniam. Šamotinį faktorą. Nu, tik tai, kad šita krosnis yra užtikrinta vadinama naujovė, tai yra skaidrioji keramika HC, tai pati nusivalanti keramika iš vidaus, mes turi nematomą metalizuotą pusę. Šitai pusėje keramika turi galima elektros testerių. Tikrinant, šitoj pusėje turi varžą. Nu tai ką, kaip ir viskas. Viso gero.